Nu ką, vakar nebuvo nei laiko ir truputį plus pailsėjom. Tai ką mes turim šiandien? Šiandien pasižiūrėsim nuo spalio 9 atidarytą OG shortą, kuris iki dabar printina. Realiai 50% pozicijos buvo uždaryta štai šitoje vietoje. Čia jau biškai per daug. Štai šitoje vietoje ir tiesiog visą kitą leidau running. Stop lossas buvo perkeltas į entry ir tiesiog pažiūrėsim, kur mus nuvestai. Kol kas OG visiškai neplanuoja nieko daryti, kaip matom, ir tikiuosi, kad realiai šitos low ir pasieks šito range'o. Tai pasižiūrėsim. Jeigu taip maksimaliai norim išnaudot šitą tradą, šitą zoną. Šitą zoną tarp 3.28 ir 2.40. Jeigu norim pilnai išspausti visą traidą. Tai vat, šiuo metu kaina 4.23, tai tikrai dar turim nemažai vietos, kur galim pakristi ir kur galim dar pinigų uždirbti. Tai vat, kai būna tokio lygio, tokio dydžio manipulacijos ir breakoutai, mes esame dabar ant daily time frame'o, viena, dvi dienos, trečioji diena, mega didelė manipulacija. Ir mes lindom ne ketvirtą, o jau 5 dieną, kai matėm su visomis breakout structure konfirmacijos mažėjančių volume, kad galima įlysti šitą tradą. Ir matom tokie gražus laiptelį, po truputį gražiai shortinasi. Ir faktas, kai mes hitinsim kažkokią tai kritinį tašką, tai visas šitas liquidity curve tikrai irgi jis bus paimtas. Čia net abejonių nėra. Čia yra taip pat labai daug pinigų ir laiptelių efektas, kur realiai, kaip matėm, šitas žvakės, tokias stiprias ir tokia stipria manipulacija, lygiai tą patį galim tokią žvakę ir čia pamatyti. Nes matom, labai panašus scenarijus buvo čia. Pasižiūrėkim dabar irgi, pasidarykim liquidity curve, tarkim, nuo šitos vietos iki šitos. Irgi įvyko labai daug shortų. Šitoje vietoje daug pinigų yra, nes visi... Reikia išsijungti klaviatūrą. Labai daug pinigų šitoje vietoje, nes visi shortina, tai daro shortą, stop lossas kiek aukščiau. Ir tada tokie laipteliai labai gražus. Gavosi šitoje vietoje. Įvyko dar papildoma akumuliacija. Ir pažiūrėkit, koks šovimas. Taip pat ir viską surinko. Visus shorterių, visi, kas shortino nuo čia, viską surinko. Tai realiai lygiai tas pats ir čia. Čia turėtų būti dar didesnis šovimas, nes pažiūrėkit, kaip viskas yra glaustai. Čia labai daug pinigų yra. Labai daug pinigų ir štai vietoje taip pat. Tikiuosi, jau dabar tikriausiai yra pradėta akumuliacija. Ir štai vietoje toliau akumuliuosim iki žemiausių taškų. Ir kaip kuras, visi šitie stop lossai tiesiog pildys orderius, kai tiesiog į viršų taip šausim. Ir viskas šitą bus mum kuras. Tai laukiu nuo šitos vietos longo, esu susidėjęs alertus per TradingView, kai tik tai gausim kažkokias patvirtinimus, po truputėlį, tikrai su nedideliu leverage, po biškį pradėsiu scaling per kelis kartus. Tai taip atrodo OG USDT. Tai pažiūrėsim, kaip su kitais update'ais. Tikiuosi pavyks gal vakare dar prisėsti, pasižiūrėti, nes laiko tikrai labai mažai. Bet kol kas atrodo viskas taip. O jeigu norit patys išmokti tradinti, jau žinot visą mano istoriją, užsukite į Telegramą, Oskaras Trading, konsultuojam ir asmeniškai, ir galite prisijungti prie mokymų, ir galite išmokti štai taip tradinti su mūsų pagalba. Tai jeigu tiek, tada šiandienai bus, o jeigu ne, tai sakau, pasimatysim dar